Sveiki. Va, būdami tikri radijo mėgėjai, pasirinkom labai tinkamą dieną, pakankamai vėjuotą. Šios dienos projektas buvo, kaip tai pavadinti? Extended Zepas. Extended Zepas. Žodžiu, sulyginimus pamatysit vėliau, o dabar pats, kaip sako, pats efektas. Ką dabar mes čia girdim, žinoma? Y2WC Brazilija. Tai yra 10 metrų diapazonas. Šiaip antena yra pakankamai kryptiška ir padaryta, galima sakyti, per kokias 15 minučių. Nuo 3 elemento jagio šiam diapazonui šita antena pagal visas charakteristikas atsilieka 2 decibelais. 2,5 decibelo. 2,5 decibelo ir realiai nieko pakankamai sudėtingo, tiesiog trumpa simetrinė linija, kuri atlieka kokį vaidmenį? Suderina varžas, nes tam taške, kur prisijungia simetrinė linija, ten yra labai nepalanki kokseliam kabeliui. Ir vat šitos linijos pagalba ištransformuojama 50 ohmų toje vietoje. Supratau. Pabandykim, ką nors SSB. Iš tikrųjų, antena pakelta ne į labai reikiamą aukštį. Šią anteną reikėtų, jinai paskaičiuota bent jau kažkur 5 metrų aukštyje. Tai mes čia turim gal geriausiu atveju kokius 4 metrus, tai tiesiog dar negavom to reikiamo efekto mūsų ir kai stovinčios bangos koeficientas pabėgęs yra į žemesnę pusę. Jeigu norėtumėm čia ją pakabinti, reikėtų dailiai pakarpyti. Vat. Sužiūrėti, kaip tai atrodo. Tas pats čia. Čia tinguoja stipriai. Dabar lendam į SSB ruožą. SSB ruožiniai priėmimai dirba irgi pakankamai puikiai. Kadangi labai atsiprašom dėl garso kokybės, nes jie čia yra tiesiog neįmanomas. Days that we start hearing the 48 video carriers into Europe. Although the guys in ZS6 land, they started to work already at this part of Europe. But another year before we start hearing anything down here, the Yaco Oscar Hotel 1TX ZR180i. Нет, не швидко, що так. Mike 6 Sierra Papa Whiskey through Sierra 1 Echo Zulu. Петро Африка. Grinai laukinės sąlygos ir, kaip sako, simetrinė juosta paprasta, 5 cm tarpas tarp laidų, o abudu dratai gaunas po 7 metrus kažkas tai 5/8 bendroj sumoje. Va. Žilvinas jau kažką vėl gaudo.